Fixus Mobilis projektas Pasidairyk pats. Pažink savąjį paveldą ir būdus juo pasirūpinti. Pasidairyk pats. Daugiausiai istorinių pastatų pažeidimų susijęs su žalingu drėgmės poveikiu. Todėl vandens nutekėjimo sistemą prižiūrėti nuolatos tiesiog būtina tam, kad užtikrinti gerą pastato būklę. Užsikimšus ar pažeidus vandens nutekėjimo sistemą, didžiulis kiekis drėgmės skverbiasi į pastato medžiagas ir gadina jį. Tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Problemų gali kilti įvairiausių. Lupasi dažai, byra tinkas, smenga pamatai, puvimas, jau nekalbu apie rimtus konstrukcinius pažeidimus. Ką daryti? Pigiausias, paprasčiausias būdas – reguliariai prižiūrėti vandens nutekėjimo sistemą. Taip pat kaip dantis valyti ryte vakare, taip ir vandens nutekėjimo sistemą rudenį ir pavasarį. Šiame video Fixus Mobilis specialistai pasidalins praktinę patirtimi, kaip tai daryti. Bet visų pirma, išsiaiškinkime, kasgi yra vandens nutekėjimo sistema ir kas jai yra būdinga. Dauguma istorinių statinių yra dengti šlaitiniais stogais. Dalyje jų dažniausiai etnoarchitektūros bei kituose nedidelio stogo ploto ir aukščio objektuose kritulių vanduo nuo stogo laša tiesiai ant žemės. Tačiau likusiuose įrengta vandens nuvedimo sistema, sudaryta iš elementų, skirtų surinkti ir nuvesti vandenį nuo pastato stogo bei antžeminių arba požeminių elementų, kuriais vanduo nubėga tolyn nuo pastato, kad drėgmė nesikauptų pamatų konstrukcijoje. Rolandai, mes kaip kokie riteriai atrodo, ne? Arba kaip Don Kichotas ir Sančio Pančio. Arba kaip... Ūkis skiriamės, tai vienodai, kas... Vienodai, jo tiksliai, kuris neaiškis. Bet dar mes atrodome kaip kaminkrečiai, nors esame lietlovių valytojai. Ir nuo ko pradėti? Šepičius turint. Šepičius turint, tai gal pirmiausia reikėtų nusivalyti stogą. Ir man pagunda yra pradėti, nes arčiau yra lietlovis, tai valyti nuo čionais, ar teisinga? Nu, ne, pirmiausia gal, kaip žiūrint, jeigu stogas yra užsinešęs, tai gal nusivalom pirmą stogą, nes bus dvigubas darbas. Man nuo vaikystės mama sakė, pradžioj dulkės, paskiau siurbti, taip. Reikia Nes bus dvigubas darbas, taip, ne? Taip. Rolandai, mes lipam ir valom. Lipti ne aukštai reikės, čia toks hobitų namelis, ne? Porą Kaip tik žingsnelių. mum. Nu, dar vieną turiu klausimą. Kodėl mes neužlipam ant stogo, ką? Tu sakai, nelabai galim. Saugumas. Yra pagal įstatymą kažkas, Pagal ne? įstatymą 1,5 metro turi būti su apraišais. Su apraišais ir su apsauga, ne? Su apsauga, jau. O, Irgi netgi su šalmu. gerai, tai aš dabar eičiau prieš įstatymą, jeigu aš užlipčiau be apsaugų, tai? Manau, kad tai. Nu gerai, tai... Tai kaip dažnai reikia valyti lietlovius, lietvamzdžius? Čia yra bendra sistema, jeigu vieną pradedi valyti, tai ir kitą. Tai jau 2 kartus į metus reikia valyti. 2 kartus? Kokiu metų laiku? Reikia palaukti, kai medžiai numeta lapus. Prieš šalnas. Prieš šalnas. Lapkričio Lapkričio pabaigoje? Lapkričio pabaigoje, kai dar šalčių nėra. Nu dabar iš vis gal net gruodžio vidury šiais laikais, ne? Taip, jo. Kai jau lapų nebėra. Ir pavasarį ar vasarą? Pavasarį. Bet būna dar taip, kad jis yra nevalomas, o mes jį išvalom ir tada dar atsiranda prakiurimai, prarūdijimai. Dar buvo gal geriau nevalyti jo, bet mes jau tikrai nežinom. Taip. Ir geriau, o kai išvalom, tada atsiranda prarūdijimai. Taigi tada reikėtų visą lietlovį keisti, taip, ne? Taip, tada reikia jau sandarį. Nieko tenai nepriskardinsi, neizoliuosi kažkokią Ne, tai ten... tai galima padaryti, galima dėti skardos lapelį. Yra dabar hermetiko, dedam skardos lapą, su hermetiku užtepam ir užknėdinam. Žodžiu, dar daugiau laiko ir nervo, ne? Taip, jo. Patikrinkite, ar latakų bei lietvamzdžių sujungimo mazgai yra sandarūs, ar sistema nepažeista rūdžių, ar nėra skylių.
Apžiūrėkite, ar lietaus nuvedimo sistemos elementai nesulankstyti, nepakeitę savo formos, ar nėra įtrūkimų, litavimo vietose, o tvirtinimo detalės nesurūdijusios, nesulūžusios ar nesilaisvinusios. Atkreipkite dėmesį į prarūdijusias vietas. Dėmes, rūdžių žymės parodo galimas besiformuojančias nuotėkio vietas. Rūdis nuvalykite metaliniu šerių šepečiu, švitriniu popieriumi, plieno vilna ar panašiomis priemonėmis, bei padenkite šalto cinkavimo priemonę pagal gamintojo rekomendacijas. Apžiūrėkite, ar latakuose nėra duobučių, kuriuose užsilaiko vanduo. Vietos, kuriuose kaupiasi vanduo, rūdija žymiai greičiau. Duobutes pagal galimybės reikėtų išlyginti ar padidinti latako nuolydį. Nedidelės skylutes plyšių skardos detalėse galima laikinai užsandarinti ultravioletiniams spinduliams, vandeniui, temperatūrų svyravimams atsparių hermetikų ar lipnia bituminė sandarinimo juosta. Jei turite galimybę, dar geriau būtų juos užlopyti, prilituojant skardos lapelius. Įvertinkite, ar tai tik pavieniai pažeidimai, ar skarda jau yra susidėvėjusi. Matoma, kad artimiausiu metu pažeidimų atsiras vis daugiau. Tokiu atveju reikėtų planuoti visos ar dalies lietaus vandens nuvedimo sistemos keitimo darbus. Kęstuti, lietlovis šiandien iš visas su skylėm. Taip. Mikroskilučių, begalė. Tai tokiu atveju reikėtų, vis pirma, tai atsiranda dėl to, kad neišvalytas laiku lietlovis nuo lapų ir nuolydis, ne? Taip, gali būti, kad yra išlinkę laikikliai lietlovių ir nėra nuolydžio link lietvamzdžių ir užsistojo vanduo ilgą laiką ir galima iš apačios matyti, einant prarūdijusius tokius taškiukus, tai vadinasi jau kiaurai. Jeigu viena dalis yra taip daug taškiukų, kur matom iš apačios, o iš viršaus iš vis žemę galima įžiūrėti, tai geriau keisti tą dalį, ne? Tai jau geriausia reiktų pakeisti visą segmentą. O jeigu viena skylutė, ką darom? Taip galime užlopyti su skardele ir su hermetiku. Dabar tai ir darysime, ne? Taip. Gerai. Taip ir padarysime. Šauniai greitai padirbėjom. Dažniau kvieskis mane į pagalbą, ačiū. Ačiū tau. Pirmiausia, būtina patikrinti, ar vandens nuvedimo sistema neužsikimšusi, ją išvalyti. Tik po to pamatysite, o iš tiesų ir atidengsite visus jos defektus. Taigi patikrinkite, ar neužsikimšę latakai, lietvamzdžiai ir juos išvalykite. Iš visų sistemos elementų, lietvamzdžių, latakų, įlajų, salajų, pašalinkite susikaupusius lapus, šakas, šiukšles, purvą, dumblą, visą augmeniją ir jo šaknis, kad vanduo laisvai pratekėtų. Gali tekti išrinkti nuo ugniasienių, kaminų, parapetų, nutrupėjusius tinko gabalus. Lietlovius valyti nuo kopėčių yra tikrai nesudėtinga ir patogu. Tačiau yra ir labai didelių objektų, kuriuose tokius darbus atlikti nėra taip lengva.
Todėl reikalinga papildoma įranga, kaip bokštelis, su kuriuo tai atlikti žymiai paprasčiau ir saugiau. Keliaukime į Klaipėdą, kur lietlojo valymo darbus atlieka Fixus Mobilis meistras Rolandas ir vadovė Erika. Čia, kaip matom, čia yra labai daug sąnašų, senai nevalyta, čia neaišku, kiek metų nevalyta, tai prisinešę čia visko yra. O šitas įrankis atrodo kaip tualeto valiklis. Jis yra, jam jeigu jis kur nepasieki, tai dedi dar čia prailginimą kotą ir su juo tai brauki ir įsivalo dar, gali iš toliau atsiekti atstumą didesnį. Taip, bet jeigu savo namuose, tai realiai galima naudoti ir tualeto šepetėlį valymui, nes visai patogu, ar ne? Taip, pririšai prie medžio šakos ir valai. Ką mes darom? Ir paprasčiausiam įmam kakulį ir dedam visus sąnašus. Visas. Kodėl iš tikrųjų būtina tos 2 kartus per metus valyti lietlovius? Todėl, kad susineša sąnašos ir jos sulaiko drėgmę. O drėgmė, kaip žinot, niekam nėra gerai. Taip pat ir lietvamzdžiams. Jinai tada per kurį metus, keletą metų prarudyja. Ir tada visas vanduo pro kiaurimės bėga ant pastato. Koks turi būti kampas lietlojo teisingas? Lietlovo kampas turi būti 5 mm į metrą. Tai per 10 metrų turėtų būti 5 cm. Aha. Bet tokio ilgio nerekomenduojama, tai maks kokie gali būti vienas nuolydis 6 metrai. Nuo 6 metrų prasideda. Tai... O kas jeigu yra 10 metrų? Nes tada labai jau tas lietvamzdžio kampas, įlaja, kur jau bus, jinai labai žemai nusės. Gali būti, kad mes neturėsim kur laikiklių pritvirtinti. Taip, suprantu. Jis labai jau daug jau... Jo, viskas gražu, gražu jau 5 cm gal ir į sieną grės. Gali nebeužtekti vėjelintis. Kaip reikėtų patikrinti lietaus nuvedimo sistemą? Ar jinai kiaura, ar ne kiaura? Jeigu išvalom ar ne viską, tai kaip pasižiūrėti, ar reikia kažkur lopyti, jeigu nesimato? Jeigu nesimato, tai reikia laukti pirmo lietaus. Arba galima, jeigu ne aukštai, tai galima ir su vandens laistymu šlangą. Ant stogaus palėti vandens ir stebėti, iš apačio žiūrėti, kur leidžia, kur ne. Ir tuomet žiūrėti, kur darosi kriokliai, ar ne? Kriokliai, ar lašai, dar laša, bet jeigu jau laša lašai, tai greitų metų ir prasidės kriokliai. Tai taip, nes yra tas posakis, kur lašas palašo ir lietlavė pratašo. Ir žiūrim. Nuolydis kaip ir yra. Vanduo išbėga. Ne, kaip yra, bet yra iš tikrųjų nuolydis ir jokio pratekėjimo nesimato, tai reiškia, kad jis yra dar geras. O jeigu matom tokius parūdėjimus, tai ar jie čia jau signalizuoja, kad čia jau avarija ar dar ne? Dar ne avarija. Tai reikėtų stebėti tokias vietas, ar ne, kurios yra. Ir galbūt tada apdirbti kažkom, kad jos daugiau neberūdytų. Ar tiesiog keisti tas vietas, jeigu jau ten labai blogai? Ne, vietas gal nereikia keisti, gal reikia biškai su šveičiamu popieriu pavalant ir yra dabar šalto cinko, su šaltu cinku nudažyti. Su cinku, su dažais ir dar tada. O nudažyti reikia, kad apsaugotumėm, kad apsaugoti todėl koroziją, tolimesnę koroziją. Kad neplistų ta korozija. Kad neplistų ta korozija. Supratau. Rolandai, kodėl mes turime atitraukti puikiai pritvirtintą lietvamzdį ir dar, kad pritvirtintas taip, kad jokie vėjai ir audros jį nenuraus visiškai prie sienos, taip gražiai? Taip, audros nenuraus, bet pats pagalvok, dabar jis priglaustas prie pat apdailos. Taip, matau. Tai puikiai. Vis tiek jis lietus lyja, sniegas ir per jį teka vanduo žemyn. Ir kuris papuola ant apdailos. Bet tai kaip per jį jame? Tai jame, bet ir ant jo neaplyja. Aplyja. Supratau. Tai vis tiek vanduo teka juo kažkiek tai. Nedaug, bet... Supratau. Ir jis yra priglaustas, neduoda gerai išgaruoti. Drėgmiai. Ir čia skilimas, akmuo netgi atšoko. Čia yra padaryta per mažas alkūnė yra lietvamzdžio ir tikriausiai visas vanduo patekėjo po tuo akmenu, o ledas jį iškėlė gal. Pratęsimo neužtektų padaryti, geriau atitraukti bet kuriuo atveju, kad... Jo, pratęsimo ne. Reikia ir pratęsimą padaryti, gal jį padarysim, bet reikėtų jį atitraukti. Tai
Tai meistrė, pameistrys pasiruošęs atlikti. Aš matau savo, turiu kopėtėlės, jūs savo, ne? Kaip Mažytės. biški patyręs aukščiau lipsiu, jūs žemiau. Gerai. Tai dabar aš gal pradedam nuo viršaus. Tai kaip pasakysit? Gerai, aš lipu į viršų. O ką aš darau? O tu irgi, tu lipk iki čia, į vidurį. Va prie šito, ne, čia. Pakankamai greitai, ką, kaip dviesis sukom, ne? Geras pameistrys. Dėkui labai, jūs irgi labai geras meistras. Ačiū. Kodėl be pirštinių? Todėl, kad rankos įpratę. Taip, nes geras meistras. Iš tiesų, lietvamzdžių nevalant gali nutikti labai daug dalykų. Nevalant sąnašos kaupiasi, užkemšama vandens nuvedimo sistema ir dėl šios priežasties vandeniui nebenutekant, jis patenka tiesiai ant fasado ir ilgalaikėje perspektyvoje jį ardo. Net ir mėnuo nefunkcionuojančios vandens nuvedimo sistemos gali sukelti labai didelių tinko, mūro pažeidimų, vanduo gali net patekti į pastato vidų ir sukelti negrįžtamų pažeidimų interjere. O to mes ne vienas tikrai nenorime. Darbo praktikoje susidurime su įvairia situacija vandens nuvedimo sistemose ir pasitaiko taip užsikimšusių lietlovių ir lietvamzdžių, kad netgi tenka jos keisti. Tokią situaciją labai gerai iliustruoja mūsų su Rolandu darbai Klaipėdoje, kur lietvamzdyje radome siurprizą. Tai kaip dabar reikėtų jį nuimti? Ką reikia daryti? Reikia pirmiausia atlaisvinti laikiklius ir tada bandom jį trupučiuką iškelt iš vandens nubėgimo sistemos, pakeliam, patraukiam ir kraštelį, ir va taip mažai sukėjimais ir jį ir nuimam. Oho. Ir va, prašom, kokie gaunasi. Oi! Tai čia jis jau senai užsinešęs, aš taip suprantu. Tai čia čia jau ne vienų metų indėlis į lietvamzdį. Tai, kad taip nenutiktų, reikia valyti lietlovius, teisingai? Taip, lietlovius ir tada neužsineš lietvamzdį. Nes iš lietlovių, kai bėga vanduo, viskas subėga po to į lietvamzdį. Ir jeigu dar užsikišus vandens nubėgimo sistema, kaip čia yra, ir tada jie neturi kur išbėgti ir užsikemša. Keičiant seną lietvamzdį į naują, į ką reikia atkreipti dėmesį? Ir pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį į laikiklius, nes dažniausiai būna seni jau irgi įsidėvėjame, kaip matėme nuo svorio, jie jau nelaikys. Tai reikia pirmiausia pakeisti laikiklius arba tuos pačius sutvirtinti į sieną ir tada dėti jau lietvamzdį. O kalbant apie lietvamzdžio diametrą, kokį reikėtų rinktis? Reikia žiūrėti, koks buvo, bet įvertinti to, koks yra stogas ir kaip jis yra užsinešęs, tai tada aš rekomenduočiau trupučiuko yra didesnio diametro. Nereikia didelio labai, bet trupučiuką didesnio, kaip šiuo atveju.
O didesnio diametro reikia kodėl? Nu, kad geriau vanduo nutekėtų. Ir iš lietuvlovių, kai vanduo teka į lietuvams dar ne, jeigu yra didesnis diametras, tai tiesiog greičiau Greičiau nutinka ir gal dar trupučiuką tada ir sąnašų nesusilaiko, jos ir nubėga su visom sąnašom į vandens nuvedimo sistemą arba ant žemės. Rolandai, mes pabuvome stogo sanitarais, bet vandens sistema tai yra stogas ir žemė. Ir užduotis netgi vandenį nutekėti į žemę. Tai šita lokacija prie sienos, kuo jinai svarbi? Svarbi jinai tuo, kad visas vanduo, lietaus vanduo, kritulių sniego, jisai nuo pastato tekėtų tolin. Ne į pastatą, bet nuo pastato. Čia yra kūlgrinda. Nuogrinda. Jie yra akmeninė, jų gali būti ir iš trinkelių, iš šaligatvio plytelių, betoninė. Ir galų gale gali būti netgi iš žemių suformuota, bet būtinai turėtų būti nuolydis nuo pastato. Ir va čia mes turime gulšiuką. Tai nuolydis teisingas ar ne? Nu, jis trupučiuką yra, bet jis yra trupučiuką per mažas. Čia kauburys. Ir dar čia yra jo, čia taip. Tokiu atveju reikėtų jį nuimti ir vėl užsėti žolę, ne? Taip, o dar būtų geriausia tai visą nuogrindą padaryti iki takelio. Šios žolytės yra gerai, ar ne, samano žolės kūlgrindui, man atrodo, labai gražiai dera prie akmenų. Dera, bet tikrai negerai. Jas reikia kaip ir pievelę, pievutę, reikia ir nuogrindą prižiūrėti. Čia neužtenka 1-2 kartus į metus. Kodėl? Reikia pievutę ravėti. Žolę, kad jinai būtų švaridnus. Jinai daugiau, jeigu bus žolė, sulaiko drėgmę, vanduo nenuteka ir vėl ta visa, kaip ir sakiau, visa drėgmė į pastatą. Tai gerai, galim pamėginti. Pasakiau, ir pačiam nepatiko. Darom, o ne? Darom. Visų šepetėlių, Svarbu nepersistengti turbūt, kad grioviai neatsirastų, nes jie dar labiau dar patogesni samanai atsirastų. Galite būt? Matau logiškai ar ne? Taip, bet kuo daugiau žemės, jeigu dar lieka, tai ir samanų tada vėl daugiau, tai reiškia reikėtų gal trupučią daugiau išvalyti ir tada tuo pačiu, jeigu bus nuolydis, tai čia vanduo per tos griuvelius ir nutekės toliau. Ir reikia dėmesį atkreipti čia pavasarį, pažiūrėti po įšalo, ar akmenys nėra iškilnoti, ar nepakilę ir ar nėra apaugę samanų pats sokolis. Aha, dar būna dumbliai tokie žalsvos spalva. Dumbliai, jo, samanus dumbliai. Jo, apaugę. Tai jau ženklas, kad taškosi vanduo į sieną. Tada nuo grindos taškosi vanduo ant sienos ir jinai nedžiūsta. Požeminė vandens surinkimo ir nuvedimo sistema istoriškai nėra būdinga, todėl ji įrengta tik dalyje istorinių pastatų. Jai priskiriami vandens surinktuvas, vandens surinkimo šuliniai, požeminis drenažas. Nors didelė dalis šių elementų yra paslėpta ir juos įvertinti sunkiau, tačiau kai kurios darbus galite atlikti ir patys. Nepamirškite kasmet, bent 2 kartus per metus apžiūrėti savo pastato vandens nuvedimo sistemą, nes tai yra jūsų pastato kraujotakos sistema. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad vandens nuvedimo sistema nėra tokia svarbi. Tačiau šiandien aš sužinojau, kad iš tiesų ji yra ypatinga ir net sakyčiau gyvybiškai svarbi. Jei periodiškai jos nevalysime, neprižiūrėsime, užsikimšusi vandens nuvedimo sistema gali pakenkti ne tik sienoms, stogui, pamatams, o vanduo gali patekti net ir į pastato vidų. Tikrai ne vienas nenorime tokių pasiekmių savo pastate. Todėl atminkite, lašas po lašo ir akmenį pratašo.